Geriausia gynyba – stiprus imunitetas. Olidetrim Omega 2000 D3 plus K2 padės palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tik viena kapsulė per dieną. Maisto papildo ieškokite vaistinėse. Pagaminta iki trečiadienis. Šį trečiadienį su iki kortele pagaminta iki pietų rinkiniams net 30% nuolaida. Iki. Dextera. Atras, kas tinka ir patinka. Kažko trūksta. Man tai čia viskas gerai. Netinka. Man tai visai nieko tokio, žinai. Ir šitas netinka. Bet gal visai tinka. Na dabar tinka. Va, sakiaugi, kad tinka. Dextera. Itin platus plisuotų žaliuzių pasirinkimas. Įsigykite dabar su 30% nuolaida. Pirmas kreditas iki 1000 eurų iki 12 mėnesių nemokamai. SMS pinigai. 30 mums, nuolaidos jums. Šią savaitę su iki kortele vytinta dešra Foetek €39 centai, greipfrutai pomelo €49 centai, kiaulienos nugarinė €2,99 centai, tualetiniam popieriui, rankšluosčiams ir nosinaitėms 30, o kavai pelinį net 50% nuolaida. Iki. Šios pupelės yra tiems, kurie dega aistra kavai. Tiems, kurie žino, kad kokybiška kava prasideda nuo kokybiškų pupelių. Jakobs pupelių. Pristatome naujieną Jakobs Origins Brazil. 100% arabikos pupelės tiems, kurie vertina autentišką Brazilijos skonį ir aromatą. Naujosios kavos pupelės Jakobs Origins. Magiškas aromatas. Geriausia gynyba – stiprus imunitetas. Olidetrim Omega 2000 D3 plus K2 padės palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tik viena kapsulė per dieną. Maisto papildo ieškokite vaistinėse. Georgis Antanas, Aloyzas ir Martynas iš gimtadienio iki sugrįš namo. Iki gimtadienio proga apsipirkite su iki kortele bent už 10 eurų ir laimėkite net 30 automobilių Toyota CHR ir didįjį prizą svajonių būstą. 30 mums, dovanos jums. Iki. Iki pasaulinio lygio temų. Po to visa spauda, visi ima analizuoti. Garsūs pašnekovai, ekspertai ir profesionalūs įvykių vertinimai. Mes gyvenam tam tikro chaoso dabar sąlygą. Diskusijų laida iš esmės. Nuo pirmadienio iki penktadienio 17 val. Per Delfi TV. Visos svarbiausios paros aktualijos vienoje laidoje. Stadionas turėtų būti nugriautas po 4 mėnesių. Emocijų netruko ne tik prie įėjimo į Seimą, bet ir posėdžių salėje. Nepaprastosios padėties tęsti, kaip žinia, vyriausybė nesiūlo. Įsijunkite ir sužinokite. Kokias pasekmes pajus Lietuva. Delfi diena. Nuo pirmadienio iki penktadienio 15 val. Per Delfi TV.